Aš esu chirurgas, kuris tik tai pirmosius žingsnius žengia ultragarsiniai diagnostikai. Tai man yra svarbiausia, ką tas duoda. Kokie privalumai echoskopijos krūtinės problemose? Nėra radiacijos, mes visi tą žinom. Galima struktūriškai vertinti, galima dažnai kartoti, nes tai nekenkia, nereikia nejautros vaikams. Aš esu vaikų chirurgas. Tai mes, kada mes turim 40-50 metų žmogų, tai yra viena situacija, kada mes turim 3 mėnesių žmogų, čia yra visai kita situacija. Tėvai gali dalyvauti tyrime. Pigi eksploatacija, čia daktaro Čekuolio bendraautorio mintis, aš tai galvoju, kad nieko pigaus šiais laikais nėra. Paprastas, prieinamas, operatyvus, greitas tyrimas, galima biopsija. Na ir kokie trūkumai? Su krūtinė yra truputėlį problematiška dėl to, kad orų užpildytos struktūros jos nepasiduoda šitam tyrimui, plaučių audinio, trachėjos, bronchų, bet jeigu jie blokuoti, tai viskas yra tvarkoj. Svarbiausia, nėra panoraminio vaizdo, neturime mes abiejų krūtinės ląstos pusių, neturim vaizdo tarpuplaučio, jo dislokacijos, mes matom tik tai labai lokaliai. Oras neleidžia pamatyti gilesnių zonų, diafragma sunkiai vizualizuojama ir tikrai nedidelis specifiškumas. Bet va mes turim tokią rentgenogramą. Na ir ką? Ir kiekvienas chirurgas pasakys, čia yra skystis ir reikia drenuoti. Bet tai visiškai netiesa, mes nežinom. Taip, skystis yra, viskas yra tvarkoje. Bet koks tas skystis yra? Ar nėra kamerų tame skystyje? Ar tas drenažas duos kažką tai? Viso šito mes nežinom iš rentgenogramos. Taip, mes matom širdies šešėlį, tarpuplautį, viską, bet o toliau nieko. Ir tada mes galvojam, ar reikalinga ar nereikalinga intervencija iš viso. Ir šitoj situacijai kas? Pleuros punkcija, galima punkcija, galima drenažą, galima atlikti videotorokoskopiją, o galva iš vis nieko nereikia. Iš rentgenogramų šito nustatyti, įtarti galima. Galima kalbėti apie anamnezę, galime kalbėti, kiek laiko žmogus serga, kitus niuansus, bet kaip sakė daktaras Hausas, pacientai visi meluoja. O pas mus dar yra kitaip su vaikų chirurgija. Pacientai meluoja, tėvai meluoja, auklės meluoja, seneliai meluoja, visi meluoja. Na ir va, pleuritas yra dažna nespecifinė patologija. Ir matot, labai daug skysčio pleuros ertmėj. Ir visai kita situacija, kada skysčio tai daug. Bet yra labai daug pertvarų pleuros ertmėj ir, sakykime, ką mes galim padaryti. Kaip chirurgas aš galiu šitą situaciją nudrenuoti ir viskas baigsis greičiausiai gerai, o šitoj situacijai, ką aš nudrenuosiu, vieną kišenį, viskas baigsis blogai. Nudrenuosiu, išbėgs pusę litro, viskas bus gerai, o toliau kas? O toliau pacientas visai nesveiks. Na ir tokioje situacijoje, kada mes matom pertvaras, kada mes, čia aš pasisveikinu šiandien ryte. Ir va, kada mes turim 10-14 parų pleurito, nespecifinį pleuritą, ne tuberkuliozinį, nes tuberkulioziniam sąaugų paprastai nebūna, nudrenavai ir viskas. Tai va, aš norėjau parodyti kaip chirurgas, kokioje situacijoje, kaip visa tai atrodo iš tikrųjų iš vidaus. Ne iš išorės, echoskopiškai, bet kaip atrodo iš vidaus, jis neturi šansų pasveikti. Antibakterinė terapija paprastai baigėsi meronemu ir neefektyviai. Drenažas jis negali būti efektyvus, nes nudrenuoja tik tai vienintelę kišenę. O šitoj visoje situacijoje, ką reikia padaryti ir ko nerodo rentgenograma, tai echoskopiškai pamatyti, kad tai yra saugos, pamatyti, kad tai yra tarp saugų skystis, čia estetinis efektas, praktiškai kaip drenažas.
pamatyti, kaip tai yra ir tada padaryti toroposkopiją ir visa tas baigėsi labai greitai, paprasčiausiai dažniausiai kitą parą pacientas pasveiksta. Nu, ne visai, bet jau teigiama dinamika yra labai akivaizdi. Taip pat ūminė pneumonija, pleuros reakcija, infiltratas plautėje, kaip jūs matot, vėlgi rentgenologiškai duoda tuos pačius vaizdus. Didelis infiltratas, ar tai yra skystis, ar tai yra skystis su pertvarom, ar tai yra tiesiog plaučių infiltratas su bronchų šešėliais. Rentgenologiškai šito matyti neįmanoma, bet pagalbinis metodas kaip echoskopija mums leidžia pasirinkti, drenuoti, operuoti, ar išvis nieko nedaryti, gydyti terapiškai. Na, čia vėlgi galima pasakyti, jo, skystis su pertvarom, bet čia yra tarpuplautai, čia yra navikai. Čia kita istorija, aš čia kaip pavyzdį tiesiog. Na, vaikams naudojami davikliai dažniausiai 40 MHz linijinis daviklis, bet nuo to momento, kai pas mus vaikai tapo iki 18 metų ir kai kuris 17-metis sveria 150 kg su labai tokiu normaliu pavadiniu sluoksniu, tai tada konveksiniai davikliai ar sektoriniai jie turi prasmę. Na ir išvados. Krūtinės ląstos organai gali būti tyriami echoskopu. Ultragarsas turi privalumus prieš kitus tyrimus. Taip jis yra nekenksmingas, taip jis yra labai selektyvus toj vietoj, kur tu tyri. Tačiau dėl ribotų galimybių negali pakeisti rentgeno tyrimų, bet suteikia būtent chirurgui labai teisingos informacijos apie tai, ką tu turėtum daryti. Drenuoti, operuoti, ar torokotomija, ar torokoskopiškai, ar grąžinti tą pacientą į terapijos skyrių. Ir dar vienas labai svarbus momentas, tai kad echoskopija leidžia nustatyti vietą trokaro įvedimui torokoskopijos metu. Dėl to, kad niekada nežinai, kurioje vietoje prilipęs plautis, niekada nežinai, kur yra saugos ir, trokaro įvedimas gali baigtis tiesiog plaučio pradūrimu, masyviu kraujavimu. Tai tokie šio tyrimo yra privalumai. Ačiū už dėmesį.